Labas rytas. Labas rytas. Ką darai? Čia viena detoksikacija. Ką detoksikuoji? Savo. Atrodai pakankamai netoksiška. Kada pusryčiai? Čia pusryčiai. Čia pusryčiai? Čia pusryčiai. Gerai būtų, kad jokia močiutė nepamatytų. Labas rytas. Pagalvojau, kad kažkaip norisi pradėti vlogą vėl. Nėra lengva išreikšti savo mintis po tiek laiko to nedarant, bet pabandysim. Pagrindinis dalykas, kuo norėjau pasidalinti, yra, kad po 15 metų Anglijai nusprendėm, kad su šeima jau norim grįžti į Lietuvą. Manau, kad vienas iš pagrindinių klausimų yra kodėl. Ir asmeniškai man yra labai daug priežasčių, nes per 15 metų mes čia realiai pradėjom savo gyvenimus. Čia atvažiavom, pabaigėm univerus, susiradom pirmus darbus, įsivažiavo karjera, kraustėmės iš vietos į vietą, nusipirkom namus, susilaukėm sūnaus ir viskas kaip jau ir susidėliojo, atrodo reikėtų tik tai toliau gyventi, bet galbūt labiausiai po sūnaus gimimo pasijautė, kad kažko trūksta, kad 2 kartus į metus važiuojam į Lietuvą vasarą per Kalėdas ir kiekvienas atsiskyrimas būna pakankamai sunkus, ypač dabar sūnus suėjus 3,5 metų. Kai kurie atsiskyrimai būdavo ir su ašarom. Ir tiesiog, nežinau, daug minčių ateina, gyvenimas nėra toks ilgas, atrodo, jeigu kažkas nesijaučia, kad viskas yra vietoj, reikia bandyti kažką keisti. Tai mintis tokia, grįžt, būt arčiau šeimos. Planas yra paprastas. Parduot namą. Šiuo metu pagrindinis klausimas yra gal 2. Kiek tai ilgai užtruks ir už kiek galėsim parduoti. Pernai pardavimai buvo gan sulėtėję, kainos pakritusios, nebuvo pats geriausias laikas. Dabar rinka šiek tiek suaktyvėjus, atrodo kur kas geriau. Tai nežinau, šią savaitę įdėjom skelbimą, išsirinkom agentus, agentai apžiūrėjo, nufotografavo, išplanavimas, nubraižė visą kitą. Dabar beliko laukt susidomėjusių. Ir kiek tas visas gali užtrukt, mums sakė, kad paprastai nuo pradžios iki galo mes nesam niekad pardavinėję namo. Tai neaišku. Bet paprastai nuo pradžios iki galo apie 6 mėnesius. Dabar yra vasaris, tai realiai iki rugpjūčio turėtume susisukti. Būtų smagu grįžti, kol dar vasara. Neįsivaizduoju, kaip seksis, bet manau, kad kažkaip sugalvosim. Vis tiek šeima, artimieji, draugai, visų pasilgom. Nežinau, ar bus taip gerai, kaip galvojam. Nežinau, ar bus taip blogai, kaip bijom. Bet manau, kad jeigu čia prisitaikėm, manau, kad ir Lietuvoje kažkaip atrasim, ką daryti, kaip išsisukti, kaip susikurti gyvenimą, kurio norim. Jo, daug minčių, daug kas traukia, bet ir kartu ir neramu yra. Ypač kai
nesam tik tai dviese, kai yra sūnus, 3,5, reiks eiti į darželį, kaip seksis prisitaikyti, labiau kalba angliškai. Aišku, viskas įsispręs. Aha, I can see. Aha. Okay, einam dėl. Oh, my toes, he was putting my toes up to my thigh. Okay. It's already snapper one. What? Oh, can I see properly? Yeah. Can I hold it? No. But it'll be together. Oh. Like a family. Can I see like a family? Okay, tepam šitą. Okay. Ateik kartu. Yeah, bye. I need something to put on.